Labas rytas visiems, pabuskite ir kelkitės, nes šį rytą yra labai karšta. Laidą mes pradedame su 200 laipsnių įkaitinta orkaitė. 200 laipsnių mums reikalingi todėl, kad mes kepsime varškės pyragą. Tokį lengvutį, skanų, apskrudusį desertą. Mums reikės cukraus, citrinų, kiaušinių, varškės, sviesto ir žinoma miltų. Ir nepamirškime truputį meilės. Dedame sviestą ir beriame cukrų. Ir dabar senovišku būdu su mediniu šaukštu ištrinsime sviestą su cukrum tol, kol sviestas visiškai ištirps ir cukraus jame nesijaus. Kada išmaišome, mums reikia įmušti vieną trynį. Tačiau baltymo neišmeskime, nes baltymą mes naudosime varškės įdarui pagaminti. Ir pilame šį gražų trynį į cukrų ir su sviestu ir gerai išmaišome šiuos ingredientus. Tai padarę mes galėsime supilti miltus ir mūsų tešla bus paruošta. Tada mes eisime prie įdaro. Išmaišome iki vientisos masės ir galime berti miltus. Toliau galime daryti rankomis. Iš tikrųjų, man rankomis labai patinka terliotis, visas šitas tešlas daryti ir įdarus. Štai kad su ranka visą laiką juk žymiai geriau jauti negu su mediniu šaukštu. Štai mūsų tešla yra paruošta. Na, o dabar mes imsime kepimo indą ir jį ištepsime sviestu, kad mūsų pyragas nepriliptų. Užbarstome truputėlį miltų, tai kad neprisviltų, mes jų dedame labai nedaug. O dabar mes paimsime tešlą ir 2/3 jos mes naudosime pyrago apačiai, o 1/3 turime pasilikti viršui. Taigi, jauname, dedame į formą ir išklojame jos apačią. Sulyginame kraštą, kad nepradėtų svilti. Na, o dabar galime pradėti gaminti varškės įdarą. Kaip jau minėjau, mums reikės varškės. Mes sunaudosime kiaušinio baltymą, kuris liko gaminant tešlą. Naudosime šiek tiek citrino žievelės ir šiek tiek citrino sulčių ir be abejo naudosime cukrų. Mūsų operatorius nuo šio varškės įdaro alpsta. Atgal prie darbo. Beriame cukrų ir išmaišome jį su varške. Ateityje aš pažadu jums parodyti, kaip pasidaryti vien tik tais varškės, tačiau labai nuostabius desertus. O dabar mes išplaksime kiaušinio baltymą iki putų. Suberiame varškę ir labai lengvais judesiais ją išmaišome su kiaušinio baltymu. Varškės pyrage citrino žievelė yra nepakartojamas ingredientas. Galime išberti žievelę ir galime dėti į mūsų pyrago pagrindą. Beje, tai yra vienas iš pigiausių pyragų. Jį pasigaminti kainuoja vos 5 litrai. Šis pyragas yra visiškai natūralus, nes mes gaminame namuose ir nenaudojame jokių nei sintetinių keliklių, nei sintetinių saldiklių ir taip toliau. Todėl gaminkite jį ir mėgaukitės jo nepakartojamų skonių. O dabar mums belieka sudėti likusią tešlą ant viršaus. Išplakame kiaušinį, kurio patepsime viršų ir mūsų pyragas galės keliauti tiesiai į orkaitę. Aptepame viršų kiaušinio plakiniu, barstome šiek tiek cukraus ir galime pyragą pašauti į orkaitę. Mūsų orkaitė turi būti įkaitinta iki 200 laipsnių. Na, o pyragas keps apytiksliai 40-45 minutės. Žiūrint į laikrodį, mūsų pyragas turėtų būti jau iškepęs. Dabar paimsim ir patikrinsim. Čia tai pasaka. Na, bet dabar mes jau galime imti lauk. Kviečiu jūs paragauti šio pyrago. Gero apetito ir susimatysime rytoj.